Gerai, tai sveiki dar kartą. Labai gerai, kad saulę ir permainingą orą iškeitėt į Latgos salę. Man atrodo, kad potencialiai turim temą, kuri gali virsti skandalingą. Labai norėtųsi iš tikrųjų, kad įsijungtumėt ir jūs į pokalbį. Mes pabandysim su vaikinais, nežinau, kiek mums patiems bus įdomu, bet aš spėčiau iki valandos pasidalinti savo mintimis. Bet labai nesinori egzamino jausmo. Tai tikrai kilnokit rankas, pertraukinėkit ir dalyvaukit diskusijoje, nes kai sako, kad dabar mes jūs visus pakvietėm į diskusiją, tai ir norėtųsi, kad jinai būtų ne į vienus vartus, ar ne? Turbūt gal dėl 15min.lt skaitytojų vertėtų priminti, kad mes šiandien kalbėsimės apie plagijavimą ir kaip jį stabdyti, muzikos plagijavimą, aš turiu galvoje, kaip jį stabdyti ir ar tuos, kurie plagijuoja, reikia bausti. Ar vis dėlto visą rinką ir visuomenę reikėtų šviesti. Aš bausmių šalininkė esu. Kas dar už bausmes ir kalėjimą? Pakelkit rankas. Na, va, čia susirinko plagiatoriai užtat, nekilnoja rankų. Tai jeigu taip labai trumpai ir bandant įvažiuoti į pokalbį, aš pirmiausiai noriu pristatyti žmonės, kurių visai niekam nereikia pristatinėti, nes tai yra žmonės, ant kurių laikosi lietuviška muzika. Norėčiau pristatyti Paulių Vaicekauską. Paulius yra prodiuseris ir atlikėjas ir muzikantas. Jis dirba su didžiuliais muzikiniais vardais. Monik matau sėdi, dar yra Daddy was a Milkman, dar yra Giedrė, dar yra, dabar man reiktų atsidaryti užrašus, kad perskaityti tuos didelius sąrašus, bet kaip aš Jarutį praleidau, ir Liepa, ir Monika Marija, ir Rūta Lūp, ir Vagelis, ir mano meilė Giedrė, ir Ieva Narkutė, ir žodžiu, nesustojamai. Šiaip dar yra vienas Paulius, kuris sėdi šalia manęs, čia yra Paulius Jasiūnas, jis taip pat yra muzikos autorius ir atlikėjas, dabar žiūrėkit, skaitau jo pavardės, ir Inga Jankauskaitė, ir Kastytis Kerbedis, ir Merūnas. Ir tada sako Latga ir kiti. Tai žodžiu, 100 kūrinių. Taip, dar ant Betos virtuvė. O, Betos virtuvė. Šitas geras. Tai jeigu Betos virtuvė turi hitą, tai gal ir aš galėsiu pasiprašyti, nes aš esu praeitį buvus garsi atlikėja. Kas nutiko, kad nepavyko? Žodžiu, galėsim tai aptarti po diskusijos. Edgaras Žaltauskas atsivedė Vaidotą Baumilą, kad nebūtų taip jau viskas į vienus vardus, nes turiu daug klausimų apie plagijavimą ir iš kurgi tokie hitai kaip Apžavai ir Kunigunda, ar tai yra tikrai originali ir autorinė kūryba, ar vis dėlto yra Splice platformos samplų kratinys. Va taip, aš irgi sužinojau, kas yra Splice, Vaidai. Aš galvojau, kad žmonės kūrė muziką, pasirodo, nusiperka samplą ir tai legalu. Jo, bet perka. Tai kas šiaip yra visai paminėtina, tai abudu Pauliai ir Edgaras yra kaip Miss Lietuvos. Jie visi yra laimėję savo metų autoriaus apdovanojimus. Dabar taip galvoju. Edgaras 2 taip? 2 vienas Paulius 2 kuris 2 Vaicekauskas ar Jasiūnas? Paulius 1, o 2 Paulius kitas. Ir Martynas tyla įsiprašė į diskusiją dėl prieskonio. Martynas yra, man atrodo, irgi niekam pristatyti nebūtinas žmogus, bet jeigu jau taip reikia, nes mus filmuoja ir paskui mus rodys žmonėm, kurie neturės kantrybės žiūrėti viso šito pokalbio, dėl to mes iškart prie konflikto prieisim, kad būtų įdomiau. Tai Martynas, žinia, yra mamos ir kitų renginių muzikinių ir nebūtinai. Vienas šiuo metu vyksta Vingio parke, organizatorius ir taip pat grupių ir atlikėjų vadybininkas ir prodiuseris. Tai, man atrodo, negali būti geresnės rinktinės kalbėtis apie tai, kas šiandien vyksta lietuviškoje scenoje. Aš iš tikrųjų užkibau prie Edgaro prirašytos savokos, kuri vadinasi hitų kalykla. Jūs kūrėt muziką kartu su Kasparu Mėginiu ir nepaslaptis, kad pastarieji metai jums yra absoliučiai turbūt hitų kalykla, aukso kalykla. Ir iš tikrųjų ta savoka, nežinau, kas kokią nori konotaciją, turbūt tokia ir gali išvelgti. Bet kaip tu galvoji, Edgarai, bet šiaip turbūt čia klausimas ir visiems, ar įkvėpimas ir plagijavimas, kur ta plonytė raudona linija tarp šitų dviejų savokų, nes aš noriu, sakiau Vaidai, iškart užduosiu klausimą apie tavo muziką, tai noriu iškart provokuoti, juk yra tokių pasirodę
pasvaičiojimų, pamastymų, kad, tai dabar Baunila padarė viską kaip hiperbolė. Nu, maždaug, tai čia įkvėpimas. Aš tą patį sakau. Man irgi keista, iš tikrųjų. Tai kur ta plona linija? Kame? Tarp įkvėpimo ir plagijavimo? Nežinau, gal kur nusibrėžiu pats. Kur tu ją brėži? Nebrėžiu. Tai tegul braižo, kas nori braižyti ir nežinau. Net nežinau, ką atsakyti šitą klausimą iš tikrųjų toks. Aš manau, kad ta visa kūryba, plagiavimas yra toks intencijos dalykas, mano manimu. Kai tu nusprendi, kad va dabar aš kopijuosiu, bet kurdamas tu niekaip, mano nuomonė, negali būti nepalistas kažkokių patirčių. Tai jeigu tu taikai į stilių, tai tu žinai, kas yra tame stiliuje. Kaip paprastas pavyzdys, jeigu yra rokas, tai yra tai sunkios gitaros. Ir viskas, tai ką, tai čia plagiatas, tada gausias. Nesigaus plagiatas, jeigu tu remiesi kažkokiais, nežinau, šablonais, jos dekonstruoji, ten savo pridiri ir taip toliau. Tai iš vienos pusės viskas yra plagiatas, nes tu esi bet kokiu atveju įkvėptas. Tu esi bent kartą gyvenime girdėjęs kažkokią dainą. Ir viskas ir tau padarė kažkokią įtaką. O po to kitas tu jau nusprendė, ar tu nori padaryti lygiai taip pat ir paimti, nežinau, 90 ar net 100% to kūrinio, tai va tada tai ir plagiatas, tai ką žinau. Ir hitų kepykla yra. Paulius Vaicekauskas šiaip sako, kad jis neklauso kitos muzikos prieš eidamas kurti savo muziką. Tai aš norėjau papildyti, kad šiaip sujungčiau, net prieš tai buvo apie AI, čia kalbėjo žmogus. Buvo paveiksliukas, kuris... čia turbūt aš jis ten savaip supratau, bet buvo paveiksliukas kažkieno kūryba, galva ir tada kas iš to išeina. Tai aš manau, kad jeigu šitą dalį išimi, tai čia yra tiesiausias plagiato dalykas. Ir, pavyzdžiui, referensų naudojimas muzika, aš dėl to neklausau, niekad nepriimu, ką man atsiunčia visokie kiti žmonės, nes tu paklausei ir tavo galvos dar nepraėjo šitą informaciją, neprafiltravo. Reiškia, tu tą referencą paklausęs, tu jau įdėsi į muziką bent jau kažkokią mažą dalį, arba didesnę, arba mažesnę, čia jau yra sąžinės klausimas, bet iš esmės tai vat ką Edgaras ir sako, vat ką tu patyrei, tai čia yra tikroji kūryba ir ką tu paklausai prieš eidamas į studiją, čia dar negali būti kūryboje naudojama, nes tu to neišgyvenai, nepraėjai ir tai yra dar taip šviežia, kad tavo galva dar to neapdorojo, kaip tavo. Kaip jūs dažnai kaip prodiuseriai gaunat nuorodą į YouTube su prašymu, va taip va padaryt. Va taip va padaryk. Per daug. Aha, Edgarai, kaip tu? Tai irgi gaunam, bet aš nežinau, man tai nėra, kad nepatiktų tasai prašymas, nes, pavyzdžiui, jeigu tiesiog daina būna atsiunčia, ar ne, ten kažką iš telefonų įsirašė, tai būna dažniausiai arba vokalas ir gitara, arba vokalas ir pianinas, ne? Tai juk ta daina gali skambėti kaip nori, tai tu gali niekuo nesiremti, dėti pagal save, bet tada greičiausiai gali būti, kad sakys, tai super, aš norėjau ten, nežinau, kažkokio funko, o tu čia man padarėjai ten kažkokį disko. Šiaip čia netoli yra. Bet siek, suklydai. Tai tada tu pasiklausai ir koks stilius įkvepia, ar kažkas į kokią tu kryptį nori judėti. Ir viskas, tai į kokią kryptį nori judėti ir žiūri, kas toje kryptyje, kas vyrauja. O tu, Pauliau, sakai... Ačiū. Aš skaičiau tokį tavo tekstą Delfyje, kur tu sakai, kas jums čia visiems yra. Taigi atskirkit normalią muziką nuo pop muzikos. Ir pop muzika, tai čia įimi tai, kas trendina tuo metu pasaulyje, ten žiūri YouTube, kas karaliauja topuose, ar ten, nežinau, Spotify, tada bandai padaryti panašiai tik tai Lietuvoje ir visi kala pinigus ir ko čia pergyventi, tai mes dabar kalam pinigus, žmonės laimingi, nes klausosi geras emocijas sukeliančios muzikos ir nustokim čia maždaug ieškoti vienoje vietoje sliekų. Ok, žinutė buvo truputį kitokia. O, tai? Teksto suvokimas. Matai, kaip perskaičiau, kaip norėjau, tai perskaičiau. Taip, valio. Aš tiesiog norėjau labiau gal diferencijuoti tą muziką, kuri kyla iš noro išreikšti save, ar ne? Bet kur ta skirtis? Nuo tos, kuri yra sukurta būtent tam, kad uždirbtų pinigus. Ir patikėkit, daug yra tikrai atlikėjų ir kūrėjų, kuriems nė velnio nerūpi išlieti savo širdgėlą, kažkokias būsenas ar mąstysenas. Jiems rūpi padaryti catchy melodiją su catchy frazėm.
ir iš to padaryti puikų super hitą, kad važiuotų grupės, dainuotų, koncertuotų, birėtų autoriniai, užsikurtų visa mašina ir daug žmonių laimingai iš to gyventų, o dar daugiau žmonių klausytų tos muzikos. Ir dėja, bet taip yra visam pasaulyje. Kažkas padiktuoja tam tikrus trendus, gal juos padiktuoja ir tokiu būdu, kad jiems tai kyla iš savęs. Ne dėl to, kad kažką kopijuoti, ne dėl to, kad uždirbti pinigus, nes jie ir taip jau juos uždirba. Ir tada atsiranda krūvos atlikėjų, kurie paskui tai, jeigu čia paėjo, tai mes galim kurti, va, taip va, panašiai kažką, o kas dainuos, o dainuos va, šitas ir šitas, nes turi gerus duomenis, o mes jam sukursim va, tą, ko dabar reikia publikai. O dauguma publikos irgi yra tokia, kuri neanalizuoja tekstų. Tarkim, įsijunkime vieną ar ne, ir ten 70% yra muzikos tokios, kuri paprasčiausiai netrukdo. Apie ką ten? Jo, aš tavo, tu mano, ta prasme, viskas. Ir taip 40 metų šįlės. Ir taip eina, keičiasi tos formos ir ta prasme, ir ta mašina sukasi, ir ta mašina yra labai didelė ir jinai egzistuoja. O jeigu dabar mes ją išnaikintumėm visą ir liktų tik tie tikrieji kūrėjai, kurie iš tikrųjų įdeda į dainas tą, ką jie jaučia, o ne tą, kaip jie nori dalyvauti, toj mašinoje komercinėje, ar ne? Aš kai galvoju apie mūsų pokalbį, kažkaip pagalvoju, ko čia mes visą laiką ten ant savęs tos pelenus barstomės ir čia tik tai kažkaip save, ten prieš save botagu mojuojam. Ten kokie nors, apie pasaulį galvojant. Kokie nors ten Beyoncé, jų antras albumas iš eilės, visi ant jos varo, kad jinai ima svetimų gabalų motyvus, nežinau, ten Donna Summer arba dabar Jolene, man atrodo, Dolly Parton, ne, kažtam kaubojiškam albume. Ir yra dalis žmonių, kaubojiškam, country, atsiprašau. Ir yra dalis žmonių, kurie sako, kas čia per pavyzdys ir kas čia per elementari vagystė, o visi kiti turbūt linksminasi ir nekreipia į tai dėmesio. Šiaip tokia refleksija, bet ką aš norėjau dar... Nori pridurti, Pauliau, kažką? Noriu pridurti, nes jos atveju nėra vagystė, nes procentai paskirstyti ir viskas yra sąžininga ir gražu. Ko nėra Lietuvoje, kas yra mūsų šiandieninė tema, nes visi ima ir apie procentus nėra kalbos. Kas turėtų būti teisiškai, pasaulyje taip yra tvarkinga, kad jeigu jau pasiėmė, tai jau tada ir yra kažkuri ten Get Lucky ar kažkuri daina, kur 3 kartus buvo procentai vis perskirstyti, kur dar ir be jokių problemų. Mes apie tai būtinai pašnekėsim, koks turėtų būti tas arba galėtų būti mechanizmas, ne? Nesgi čia turbūt nesusirinkom pirštais badytis vieni kitus. Martynai, tu nori kažką pridurti, matau. Ne, tai vyrai viską teisingai susakė, viską pasakė ir su jais aš sutinku, tik tai vienas dalykas, kada mes kalbam turbūt apie tą, kas yra plagiatas ar panašu į plagiatą, ar čia jau yra tas pats, kas plagiatas yra panašu. Man tai yra labai paprastai identifikuojama. Jeigu aš girdžiu dainą ar dainos fragmentą ir aš jį girdžiu kažkur kitur, arba jis man primena 1:1, o jeigu dar palyginu, tai tada galime spręsti, plagiatas tai ar ne. Čia aišku, kaip sakau, tik autorius pats gali pasakyti, kad nuo jo kažką pavogė. Bet šiuo atveju, jeigu žmogus girdi tą patį skambesį, tokia pačias, oi, sakai, aš tai, dažnai pripažinkim, tai būna, kad kažkur tai girdėjau, ne? Ir jeigu tu palygini ir, sakysim, užtenka kada priedainio arba posmo, netgi. Turime šią praktiką Lietuvos muzikos, daug tokių. Tu girdi tą patį, tu pasilygini, sakai, oi, čiut palėtinta, čiut pagreitinta. Ir kaip rodo patirtis paskutinių metų ir iš tų interviu, kuriuos man teko skaityti, tai net kai kurie žmonės net nesuabejoja, jie tai paėmė, padarė, galvodami, kad tai nieko tokio yra. Tai čia mes grįžtam prie procentų ir prie to, kaip tai padaryti legaliai. Tai nėra problemos. Galbūt jie nežino, iš kur tai legaliai padaryti. Kaip tai padaryti? Ar nusipirkti, ar susirašyti su autoriais, ar įsigyti tas teisės. Taip, tai yra tam tikri biurokratiniai, čia vadybos galbūt yra jau reikalai, nežinau, ta pati Latga galbūt galėtų padėti, jeigu yra kažkoks poreikis, sakysim, tiems kūrėjams. Bet kam, aš taip sakau, kada aš skaitau, sakysim, galim minėti, vis tiek buvo spaudoj paminėta, ta pati ten buvo ta Adrina su
Latga, ar padėsit iš Rusijos nusipirkti? Tai aš negalvodamas sakau, kad ir kokie santykiai su šalim bebūtų, radau pas ką paklausti, kaip paklausti ir geriau aš jums atsakymą to nesakysiu šiandien. Pasakyk, Nes jūs nenorėtumėte, aš manau, kad esama situacija, to tikrai neturėtume mes daryti, bet jeigu tai būtų šiai dienai kita situacija, aš manau, kad mes turėtume daug ir įdomios praktikos ir galbūt net probleminių dalykų. Taip yra. Ir labai gėda man asmeniškai yra už tos žmonės, kada, pavyzdžiui, šiuo atveju aš mačiau... Andrina, kokia ta grupė buvo? Kažtai iš viso tik tai iš... Hipokrita, ne? Vaikinai save nusėmė iš YouTube'o, bet mergina liko kažkodėl su to kūriniu. Tai kodėl? Kodėl? Jeigu vaikinai pasakė taip, mes matom panašumus, o atlikėja pasilieka toliau save transliuoti internetinėje erdvėje. Galbūt ten autorinės ir sustabdo Latga, aš nežinau, bet kodėl jinai pasilieka? Jei sąžinės nėra, moralės nėra. Tai ką? Nėra. Tai va jums yra atsakymas. Moralė, sąžinė. O toliau tik pinigai. Tai mano nuomonė labai paprasta. Pokalbis baigtas. Visiems ačiū, viso gero. Jos, tarp kitko, jos auditorija nepyko už... Tai čia dar kita tema, kodėl pinka visuomenė. Čia mes gal prieisim paskui vėliau, bet tai, kas dabar yra prasidėjęs, pripažinkite visi ir kalbam su muzikantais, su kuriais, slaviškos muzikos, tos harmonijos banga, lietuviškos. Ir man gaila labiausiai yra tai, kad tai atlieka būtent ta jaunoji karta. Kas yra? Jūsų tėtis ir mama klausė daug rusiškos muzikos, slaviškos muzikos, kad taip užsifiksavo jums vaikystėje galbūt tą muziką. Kas atsitiko, kad, kaip tu sakai, kad kažkas nepavyko? Aš norėčiau truputį mažą apie tai tokį interpėlį, apie tą muziką, kur yra ruspopas ir panašiai, rusų estrada, ruspopas. Okay. Tai iš tikrųjų nieko ten smarkiai slaviško ten nėra. Vat ta muzika yra tų pačių rusų pasiskolinta iš čigonų romanso, iš žydų romanso. Ir visa tai, kas yra romanso pavidalų atpažįstama, pasaulyje yra populiaru. Tiek fado paimkim, ar ne, ar ten ką dar paimsim. Ta prasme, užtenka kažkam kažkokius motyvus iš romanso paimti. Ir važiuoja, tos dainos itin važiuoja, ar ne? Šitą Flowers taip pat ten yra krūva motyvų, kurie romansuose būtent yra. O apie rusų muziką kalbant, kad ta tikroji rusiška muzika šiek tiek pas ukrainiečius slaviškumo žymiai daugiau jaučiama ir girdima. Ir tai mūsų nenervuoja, nes nuo ko blogi slavai, ar ne? Bet aš šito biškai norėčiau paprieštarauti. Ukrainiečių, iš tikrųjų, jeigu paklausysim paskutinius, tikrai daug jų kūrinių, kad ir tos pačius Eurovizijoje, kurie nuskambėjo. Slaviškos skambės, ten negirdi, ten girdi. Būtent slaviško ir yra, bet to, ta prasme, gerąją prasme. Gerąją, ten tu girdi tikrai toks net vakarieškai pasaulinės dainos tokios. Tau kažkaip nesocijuojasi su Maskva. Su Maskva, nesocijuojasi. Nėra tokio praščiokiškumo ir tokio kažkokio vulgarumo turbūt. Taip. Bet klausykit, šiaip jau užkabinot ir toks truputį grįžimas nuo pradžių, bet labai svarbu. Man kažkaip, aš galvoju, gerai, turbūt niekada nėra blogų laikų, o mūsų laikais tai buvo, bet su lietuviška muzika, ar nėra jums tokio jausmo, kad mes tokiais laikotarpiais gyvenam? Taip laikotarpis staiga pradeda į dienos šviesą lysti labai autentiški, labai jauni, labai įdomus, labai kitoniški atlikėjai, kurie įsitvirtina, kurie lieka ilgiems metams. Tada kad laikotarpis, vat kaip dabar, grįžtam prie nostalgijos marketingo, arenas renka žmonės, kurie nebuvo scenoje 20 metų, arenas renka žmonės, kurie iš vis jaunai kartai gal žinomi, iš Giovannis ir James Retro, bet šiaip kas ta karališka erdvė ir iš kur jie iš vis atsirado ir kelintais metais jie grojo, tai niekas net tie žmonės net gimė dar nebuvo. Niekas nežino antros dainos. Pavyzdžiui, irgi čia momentas. Tada viskas yra, kaip jūs sakot, tokio praščiokiško, slaviško, tokio kažkokių vaibų momentas ir staiga mes pradedam kalbėti, kad su plagijavimu yra pasiektas dugnas, nors mes plagijavom visada. Tarpukary dainos perdainuojamas, Stasys Povilaitis amžinatilsi, maestro. Nuo Donskio prasidėjo viskas Šabaniauskas Donskis. Jo dainavo visą laiką kažkokias tai kitas dainas. Kaip bebūtų, jeigu pasiskaitysite istoriją, tai tas pats Donskis ne ką kitą perdainavo, būtent Rusijos ten dainininkų, kompozitorių dainas dainavo. Aš nežinau, gal čia pas mus užkoduota yra pas lietuvius, bet aš jau kažkaip buvau įtikėjęs ir labai buvo džiaugsminga, kad atsirado tikrai jaunosios kartos. Vienas, antras.
Ir ne tik tai, daugiau, kurie tikrai ėjo kitų kelių. Tai, Bet kas dabar yra atsitikę? Vat jūs visi pareflektuokit, kas yra atsitikę su lietuviška scena? Aš tik šiaip norėčiau pridurti, kad iš tikrųjų, kaip su pačiu slavišku šitų muzikos kažkokiu folkloro, ten visais šitais dalykais, iš tikrųjų nereiktų ir jo kažkaip ten subloginti, nes yra, kaip ir patys sakė, tam tikrų dalykų, kurie yra ten šviesus, geri ir jie ateina iš romanso ir taip toliau ir panašiai, bet didžiausia problema, kaip ir Adrinos atveju beje ir buvo, kad ten tiesiog yra ir melodija ta pati paimta ir iš esmės ta daina yra pasiimta iš ten. Tai nėra kaip Flowers, tarkim, harmonija naudojama, bet visa kita skamba taip, kaip turi skambėti muzika ir viskas yra, nei melodija nėra nuo kažkur nuvokta, nei ten dar kažkokie tai elementai. Tai tiesiog, jo. Bet mes negalim, kaip sakau, mes neuždrausime to jiems groti, dainuoti, tik tai tie žmonės, kurie anksčiau galbūt klausė tą, pripažinkim, tos slaviškos muzikos sumažėjimas rinkoje tikrai yra didžiulis. Ir štai jums atsiranda lietuviškos versijos, savotiškos. Viskas, vat ir paaiškinimas, dėl ko yra poreikis šitai muzikai, nes tie žmonės yra išlikę, jų mentalas išliko, jie dar nepasikeitė. Tai aš manau, kad čia viską tai ir paaiškina. Tai kraujyje iš tikrųjų pas lietuvius yra tas įaugęs, panašios melodijos, kaip pas netolimus kaimynus. Ir problema tokia, jeigu tas žmogus užauga, jo tėvai klausosi, vaikas girdi tos muzikos, niekas jo neveda į parodą, į teatrą, į kultūrinius renginius, nerodo, pasaulio muzikos įvairios beje. Tai jis taip tam pačiam elementariausiam lygmenį ir pasilieka, kas yra ta muzika artima liaudies muzikai ir jam iškart žino, kas bus, jeigu vieną eilutę išgirsta, žino, kokia bus antra. Bet kodėl dabar būtent jaunoji karta ant to rusiško trepo užsėdo ir joja ant to kurpaliaus, nes... Į Turkiją per daug važiuoja. Manau, kad taip, teisingai, Turkijos kurortas savo įtaką. Aš dar galvoju, kad BMW atpigiai yra gerokai ir patogiau ten klausosi. BMW viena iš labiausiai tinkančių mašinų. Nu ir viskas. Tai žinai, tai ta karta bišpaaugo. Jau iš ten barista tapo gal vadybininku kažkokio, gal daugiau uždirba. Bet žinai, reikia suprasti, kad, kaip aš sakau, vartotojas yra. Tai apie ką mes vadinasi, visą laiką, jeigu yra vartotojas, bus ir gamintojas tam vartotojui atsiras. Bet tai čia kiekvienas, kaip sakau, galite gyventi su savo moraliniais dalykais. Ir kiekvienas, kaip sakau, suprantu, kad nori valgyti, gerti, reikia išlaikyti šeimas, mokėti mokesčius, taip toliau. Nu, aš visą laiką taip sakau. Jeigu šiandieną darai taip, kaip tau atrodo, kad yra tau gerai, bet galbūt čia mes dabar sėdėm ir apie tai diskutuojam, tai aš labai tikiuosi, kad po metų 5 ar 7, kada tu prikaupsi jau tą maišą pinigų, pradėsi daryti savo arba kažką tai ieškosi tokio originalaus, kad patiktų dar ir kitiems. Bet galbūt tau pačiam tai atrodys nelabai patinka, bet tu vis tiek bandėsi kažkokį meną sukurti, arba tu visiems sakysi, kad tu darai meną ir tavęs nieks nesupranta. Ir kaip užburtas ratas. Taip, menininko turi nesuprasti. Aš tai žinokit, vakar pirmą kartą gyvenime buvau Didžiai nevykėlės koncerte. Aš supratau, kad aš jau nebeprisivysiu. Aš tai žinok, buvau labai dar praeitą vasarą ir aš su tais neolikiniais šokinėjau, šalia stovėjo jos mama ir tėtis, kada jinai keikėsi, mama darė taip. Sakau, jūs nepergyvenkite, viskas gerai yra. Ir iš tikrųjų man tas... netgi sakyčiau, pop-punk stiliukas, ką jinai darė, aš taip pavadinau jos visą šitą atlikimą. Nu, galima. Jaunimas klausys, kad gėdas. Taip, žinok, tai buvo gerai. Ir kažkaip išėjau labai pozityviai nusiteikęs iš to koncerto Klaipėdoje. Aha. Paulius šiaip dar labai gražią mintį pasakė, kad visas šitas plagijavimo momentas stabdo mūsų progresą, dėl to mes niekada nebūsim įdomus pasauliui. Ir būsim va taip savo sultise. Ja, aš norėjau, kur tai baigėsi tada? Nu, vat kaip ir Martynas sako, tai darai, kali, tada, nu gerai, jau turiu pinigų, tai tada jau savo dabar daryti. Tai bet tai čia yra tas ratas, kuris taip ir sukasi visą laiką. Darau, kalu, tada savo darau ir tada niekam neįdomu, tai tada kažkas kitas tą patį vėl kalą. Nu ir vat taip mes tada... Bet su tuo plagijavimu esu girdėjęs, kai skandinavai, švedai yra pasakę, dar čia turbūt Beatlų tais laikais, kada ten prasidėjo ta visa bitlomanija, kad
gal ir skaičiau tą frazę kažkur, kad sako, mums reikėjo išmokti labai gerai kopijuoti dėl to, kad mes sugebėtume paskui geriau pagaminti negu originalai yra skamba. Tai, čia gal, aš nežinau, tik tai čia mato tą kopiją, nei tą pusę eina kažkaip, tai jis biškitas yra bangos, jo. Tai, nežinau, manau, laikui einant, bėgant, apie tai kalbant, edukuojant ir galbūt mes čia peršoku į priekį, tas būtent tos pastabos, tie vieši pasisakymai, kokie jie bebūtų, jie neša žinutę, jį išgirdi jaunimas, apie tai kalba ir, manau, pakankamai stipriai nuskambėjo paskutiniu metu šitas dalykas. Aišku, kažkam nesugadinome tikrai tos kišenės, neatėmėm tų pinigų, ten, kaip sakau, jie kaip buvo, taip ir liko ir padaugėjo pas žmonės. Tai reikia apie tai kalbėti, reikia apie tai šnekėti ir aš manau, kad organizacijų tikrai Latgos įnašas irgi tai reikalingas yra, nežinau, kokiu tai būdu gali būti, bet manau, transliuoti reikia apie tai ir apie tai kalbėti reikia ir visada galim padėti priminti. Martinė, kaip tu kaip mamos galva, koks požiūris yra apdovanojimų, žinai, gerai, aš tai suprantu, kad nieko čia asmeniško ar ne, bet ten šluoti po kilimu gal irgi čia neverta. Visi šiemet pradėjo kalbėti apie tai, kad, o tai jūs pažiūrėkit Jessica Shy, maždaug, žinai, jūs čia vienus sumalat, žinai, ten su žemėm sumaišot, cancel ir viskas tam žmogui gyvenimo nebėra, kitiem biški yra atleidžiama, čia suprask Jessica Shy, arba nežinau, kas nors kitas, kad nenuskambėtų jinai dabar čia taip, kad tendencingai nesigautų. O tada kiti, žinai, dar, man atrodo, kad studijose Hebra pasibado pirštais, pasijokė ir visi, žinai, ai, norėčiau pasakyti vardą, bet geriau aš čia jo nesakysiu. Ir tada, žinai, apdovanojimai vieninteliai, labai svarbus, visų profesinė šventė, tai tada ką šito atžvilgiu daryti ir jums, ir jiems? Nebenominuot tokių, nebeapdovanot? Aš, matai, Nuvilė, iš tikrųjų tai atsiminkime, kad, žinai, ne vienas, ne du žmonės renka, galutiniam variante mes turime virš 100 balsuotojų ir jų nuomonė yra jų nuomonė. Tai, kad matėm šiais metais tokia situacija susiklosti, tai buvo tų panašumų ir ten gali neigti, taip, negirdėjau, nežinau, bet jeigu aš girdžiu, jisai girdi, jūs girdite, tai kam reikia įrodinėti, kad čia yra, kaip sakau, ne siena balta, jeigu mes matom, kad ten balta siena. Arba tiksliau girdim. Tai komisijose visą laiką didžioji dalis žmonių net apie tai nežino ir nesupranta, aš manau. Ir aš manau, jie sužinotų tik tai tada, jeigu įvyktų kažkoks didžiulis skandalas iki to, ir kažkokie tai būtų veiksmai priimti, taip, tada tikėtina, kad rezultatai keistųsi. Tai, o šiuo atveju mes galbūt girdėjom panašumų, bet, sakysime, didėjai leidėjai, kurie ten, į kurios kūrinius jie buvo panašus, kažkokių pretenzijų nepareiškė autoriai, ne? Kad, mano kūrinį aš girdžiu skambantį ten pas Jessica ar ten pas kitą atlikėją. Aišku, atlikėjas ir jo komanda užpyksta ant visų organizatorių, radio stočių, televizijų, kas tai ištransliavo, kas parašė, nereikia pykti. Tikrai nereikia pykti, nes niekas nieko blogo nelinkia ir niekas iš nieko neatiminėja. Reikia tai priimti, taip yra, tai panašu. Ir mes užsienį turim, pavyzdžiui, pavyzdžių, jeigu neklystu, iš paskutinių tokių pop atlikėjų, Ariana Grande, jeigu buvo, kur jinai buvo, čia jai visi bandė primesti, kad Madonos Vau gabalas yra padarytas pagal tai. Jinai labai atvirai pasakė, aš inspiruota buvau šito kūrinio, ir man jis be galo patiko ir kai studijoje dirbom, aš norėjau, kad jisai būtų. Ir užsienį yra N pavyzdžių, kada atlikėjai labai aiškiai traktuoja. Man šitas kūrinys sukėlė labai didžiulės kažkokias emocijas ir aš norėjau kažką tai panašaus. Ir jie padaro. Ir tai yra mano supratimo aiškus rezultatas. Tuo labiau tame kūrinyje tu nieko negirti. Nėra nieko pavogta, ne? Ar aš glušas esu? Aš dėl to ir norėjau pridėti. Čia yra visa esmė. Ir tą sako ir visi prodiuseriai, visi kūrėjai. Tiesiog, jeigu yra kažkoks dalykas, net jeigu tu ir pasiemi, tarkim, įžanga yra identiška kaip ten Rytos oras, tarkim, ar ten dar bet ko, tai jau gali tonaciją pakeisti, jau gali ten kažką kūrybiškai iš savo pusės pridėti, kad tai, taip, tai juk lyg ir inspiruota, gal net ir tas failas atsisiųstas, bet jisai nebėra tas pats, bet jeigu tu įsijungi ir tai yra 1:1, tai nebėra. Bet man, kai sako, aš niekada negirdėjau to kūrinio, bet skamba 1:1. Ir man visada klausimas, tai kaip taip atsitiko, kad taip gerai pavyko? Profesionalumas. Ne, bet iš tikrųjų aš turiu pavyzdį iš paskutinės stovyklos, dabar pavažinėm ten pakurtų dainų ir praplėtėm paskutinį, tai būtent. Kūrė jie ten visą dieną kažką. Atsiprašau.
Viskas gerai. Prašau. Tai va, taip ir prasiplėtėm komandą, biški ir, sėdi ir kuri ten nėra realiai laiko, kada ten kažką, daug ten tų minčių. Ir buvo toks dalykas, kad buvo sugalvota viena melodija ir tik vienas žmogus sako, čia tikrai yra šita melodija. Yra tikrai 100%. Ir ten pakankamai ilga melodija buvo, nieks nežinojo, tik vienas žmogus žinojo, kad čia yra melodija, įjungė dainą ir visiškai identiška melodija buvo. Tai tada mes priėmėm sprendimą, kad važiuojam kitur. Bet, kaip ir Paulius sakė, aš labai pritariu jo minčiai, kodėl mes ieškom kažkokių, nežinau, rafinuotų dalykų produkte paprastam, kuris yra sukurtas masiniam vartojimui. Ir iš vis kur yra problema. Tai nori, tai kopijuoja. Nes atrodo, kad problema yra žiauriai vietinė, tik mūsų reikšmės kažkokių, ten, kur mes dirbam. Taigi paskutinį tašką deda klausytas. Tai yra išviešintos dainos, ne, kad yra kopijos. Ką daro klausytas? Jam neįdomu. Klauso toliau. Jis klauso toliau. Bet šiaip ar šiais laikais iš viso šita tema, jinai tokia vienareikšmiška, nes ką tik buvo pranešimas apie dirbtinį intelektą. Martynas sakė, jau sukūrė 2 albumus roko ir... Ir country yra būdų vadinsis Sutila. Sutila. Ta prasme, jau ir aš suprantu, kad tas įrankis tik tai tobulės ir toj nebereikės nei mūsų, nei jūsų. Pagaliau. Bus galima pailsėti. Ne, klaidos momentas visada yra nuostabiausias dalykas kūryboje, bet lygiai taip pat ten, kas čia Šarkinas pas kažką komentavo, ar pakalbėsite apie Splice. Tai irgi juk legalu. Ar legitimu, ar moralu? Jo. Bet legalu. Visiškai legalu ir vėl galima grįžti prie Jessicos, ar ne? Tai gal jų tokia klaida, kad jie tam albume visam labai ir daug leido savo naudoti dalykų iš Splice'o. Ir tas Splice'as tada padaro tavo muziką jau girdėtą ir ten, ir gali atsirasti tų, kurie sakys, aš girdėjau tą dainą, jau čia taip. Ten buvo ir peržengtų ribų. Bet čia yra visiškai moralės klausimas, nes yra sample pack'ose nuo senų laikų, vadinasi Song Starters. Tai čia yra tik tavo moralės klausimas, ar tu tą Song Starterį pasiimsi ir jį ir paliksi, koks jis yra, tik vokalą užrašysi ir pinigai va taip krenta, ar tu su juo darysi kažką kūrybiško. Tai lygiai tas pats su Splice'u, su bet kuo. Esmė yra pradėti ir po to jau yra su tuo kažką daryti.